Noriu atsinaujinti fasadą ir vienas iš pasirinkimų yra fibrocementinės dalylentės. Kas tai yra? Fibrocementinės lentelės yra pagamintos iš pluoštinio cemento, smėlio ir kad būtų lanksčios iš celiuliozės pluošto. Dėl ko yra populiaru, nes vis tiek lentelės yra klasika, turbūt ir Lietuvoje, ir kitur Europoje tai buvo ir bus populiaru. Tai mados gali keistis, bet klasika visą laiką išliks madoje. Kitas dalykas, cementės lentelės nereikalauja priežiūros ir jos yra nedegios. Tai lyginant su mediniam lentelėm yra daug ilgamžiškesnis sprendimas. Spalva neblunka irgi. Čia yra naudota fasadinis pigmentas, tai blukimas būtų panašiai kaip automobilio. Ten realiai po 15 metų pietinėje pusėje gali truputį matytis skirtumas šiek tiek. O tam tikros spalvos, kaip pilkos, yra aplamai atsparios. Nes pats pigmentas iš savęs yra atsparus blukimui. Gali bet kuris susimontuoti. Mes turime pardavime ar nuomai yra laikikliai specialūs, kuriuos galima tvirtinti prie sienos. Ir vienas žmogus gali tų laikiklių pagalba susidėti visą fasadą. Kodėl per pastaruosius 10 metų vis populiarėja būtent fibrocemento dalylentės? Visi nori medžio, bet dažniausiai medžio nori pirmą kartą. Kada susiduria su priežiūra, kad reikia ten 3-4 metai vis perdažyti, paskui laikas laiko reikia lūpti dažus, meliuoti technologiškai, paskui vėl dažyti, tada tampa prabanga laiko klausimu. O kada žmonės atranda fibrocementą, jie supranta, kad tai gali būti produktas, kuris nereikalauja jokios priežiūros. Plius vėl eina paskui reklama iš lūpų į lūpas. Žmonės, kurie bandė yra medinės lenteles, pasikeičia fibrocementą, savo praktiką dalinasi su kaimynais. Tai kaip sako, durnas mokosi iš savo klaidų, protingas iš svetimų. Tai lietuviai, ačiū Dievui, klauso patarimų ir kiti renkasi iš karto fibrocementą, kad paskui nereiktų grįžti. Mes turim labai įdomų variantą, kada Ariogaloj vienoje gatvėje yra 4 namai vienoje gatvelėje padaryti. Tai grinai per rekomendacijas. Vienam patiko, meistras tas pats ir turėjo darbą ilgam laikui. O kiek yra garantija šitam dalykui? 10 metų yra gamyklinė garantija, šiaip skaičiuojama ilgamžiškumas 50 metų. O jeigu pas mane ten kampas, tarkim, sulūžo po 10 metų, ar aš galėčiau gauti vėl tokios pačios spalvos? Yra. Turim atvejį, kada žmogus padarėm pastatą, tą namą pardavė po 10 metų ir žmogus pasidarė priestatą. Tai jisai nusipirko lentelių, susimontavo ir grįžo dar kartą. Sako, aš nustebęs, sako, kad po 10 metų tą pačią spalvą nusipirkom, pridėjom, sako, ir iš toli nėra jokio skirtumo. Visiškai. Tai ar blukimo, ar kažkokio senėjimo, jokių požymių nėra. Atrodo, išgautas tas pats vientisumas. Čia aišku, dar žmogui pasiekė, kad sutapo partijos atspalviai, nes šiek tiek tarp skirtingų partijų gali būti atspalvių skirtumas truputį. Ir perkant rekomenduotina, kad būtų vienos partijos lentelė. Nes čiut, jeigu ant vienos sienos gali skirtis. O jeigu aš nenoriu pirkti iš karto pilnos apdailos, aš galiu po truputį ateiti nusipirkti pas tave? Taip. Yra dalis, kam finansiškai sunku, kiti skaičiuoja transportą, kad nepaveža per kartą. Tai tikrai galima pirkti dalimis. Tai kaip minėjau, reiktų vertinti, kad tarp skirtingų partijų gali būti atspalvių skirtumas. Tai ką mes rekomenduojam, kad pirkti bent jau vienai sienai arba likučius pasilikti sienai, kažkur tai ar kad pakalimai būtų, ar kampas, kur mažiausia matosi. Bet iš principo lentelės yra sandėliuojamos visą laiką, tai jeigu trūksta, galima nusipirkti čia ir dabar.